Sveiki visi! Prieš pradėdama štai gameplay noriu parodyti aukų sąrašą. Dabar ant savo ekrano matai aukų sąrašą, kas man paaukojo ir kiek ir ko. Taigi, sveiki visi, nes ant savo ekrano matai pirmąjį aukų sąrašą, kur mums paaukojo LTV muzvė. Jeigu ne taip vardą ištariau, nepyk. Tai va, dabar biškį prasiveikiau ant šito žaidimo, turiu 5 kreditus. Turiu pinigų 4 limonus, dar čia turiu, tiesą sakant, nelabai reikia, va pardaviau šunį. Jo, šiandienos tikslai būtų gal šiek tiek pasikelti lygį, mano manimu, nes, tai biškį čia, iš neturėjimo ką veikti, taip, manau, pasikelsim biškį, reikia. Tai jo, dabar apie ką norėčiau pakalbėti, tai pagalvojau, kad kiekvieną dieną man neapsimoka kurti video, nes, tiesą sakant, biškį per greitai ir jau bus ta pati rutina ir beveik nieko naujo neparodysiu. Čia va šiandien sugalvojau taip vakare pasakyti, kad, pranešti, kad video bus kažkur kas 3 dienas, nes, viskas bus aprašyme, daugiau informacijos arba Skype mane galėsite rasti. Bet taip video bus, manau, pirmadienį, trečiadienį ir šeštadienį. Šiomis dienomis, manau, bus. Jo, dar užpulsim iki 10 žmonių, bus, manau, pakankamai jau. Tai jo, matote, kad dabar turiu kulkų, nes kiekvienas žmogus man tiek paaukojo. Granatų turiu, bet žmonės biškį paspraudino už neturėjimo ką veikti. Tai nelabai beturiu. Kreditus pats nusipirkau, nes žmonės labai jau man aukos kreditus. Taigi, surenku 10 subscriberių ir 20 laikų. Ir padarau 5 video mafijos karu su facecam'u, kur matysite mane. Jo, dar kažkokie 6 žmonės užpulsime, manau, bus pakankamai. Dar šiek tiek apie žaidimą, manau, pakalbėsime, nes taip, komentavimas yra sunkus vakare. Ir žiūrėti televizorių, manau, nes nėra ką veikti pastaruoju metu. Taip, jau šiandien normaliai, manau, pasiekiau, kai po ilgo laiko vėl pradėdama žaisti pinigų visko pasiveikiau, aišku, su jūsų pagalba to nebūčiau padaręs. Jūs man paaukojo. Aišku, ne visi, čia aukojo vienas žmogus, jis tam žmogui esu labai dėkingas, kuris man paaukojo, taip žinau, buvo pačioj pradžioj, ir manau pakankamai čia užpulk. Taigi apie žinimą, įsidėsiu pinigus, kiek galiu į banką, nes, tiesą sakant, man čia nereikia laikyti, o kreditų nelabai perku, nors tiesą sakant, jeigu išeit nusipirk porą, kodėlgi ne. Dar bištrūks pinigų, nusipirčiau 2 kreditus dar. Jo, čia nelabai, nors parduosim gal šitus 2. Nors ne, vieną užteks parduoti. Ne, dar reikia šiek tiek, ką čia galėtume parduoti. Šitą čia daugumą turim. Dabar, manau, nusipirksiu porą kreditų. Tikrai bus ne pro šalį. Va, turim 7 kreditus. Nelabai žinau, kam čia reikalingi, bet taip, vėliau, kai reikės, parduosiu. Va. Pasiekimų, kai dieną reikės, manau, pavykti, čia biškį bandžiau kazino žaisti, nelabai pavyko. Turėjau 12 kreditų, bet biškį pralošiau, tai laimėjau. Lošiu šičia kazino miesto, kaip čia galima pasakyti. Einu į miestas, spaudžiu kazino čia. Ir blackjacką čia žaidžiu, va, pabandom. Nelabai man čia sekasi, bet, sakau, nelabai sekasi čia. Čia kaip kada man paeina, kaip kada nepaeina, tai. Jo, reikia įtai pasportuoti, pinigų reikia nusimti čia kokius, nežinau, 500, kaip, manau, bus pakankamai. Pasportavimų čia kiek dabar turiu, kiek galiu. Gal pagarbą pasikelsim beveik 18 milų, nors labai abejoju. Nors apvalinus, tai tiek turėtų būti. Palei mano apskaičiavimus bent jau, aš taip manau. Tai jo, gal kas turit kokį 24 lygio ginklą, pataupykit man, nes kiek mačiau nelabai yra pirkti. Paprastai, parduotuvėje nelabai buvo pirkti. Va, nesimato, nors jau mano lyga turėtų tą ginklą, bet nesimato, tai va. Mašiną šitą nusipirksiu, čia nereikia man. Vat už 300 kai va šiandien nusipirksiu. Va, reikia čia kažkur galima, kiek matau. Kur čia monstrų viešbutis kas yra.
Loterija. Jo. Galim patvirtinti biškį. Šitą turėjimą, ką veikti, kad žiūriu, gražias visai yra. Užgerkim čia biškį. Limonado. Stiprės ant vakaro, nelabai gerai būtų, manau. Jo. Dar čia vieną daugiau nebegalim, jo. Nors dar galim, rodo vieną, ką galime. O, už 3 valandų baigsis loterija. Reikės jai padalyvauti, gal laimėsiu kokią paskutinį vietą. Tai būtų korvetė. Dėčiau jau į aukcioną parduoti tikrai, nes kur aš dėsiu tą mašiną, kol pasikelsiu tokį lygį. Manau, bus jau ir naujas sezonas, nes nelabai susigaudau, man čia sunkiai sekasi. Kiek aš šiandien palinimų padariau? 300 palimų, va, pažiūrėkime mano reitingus. Oi, Leonardas mane vejasi kažkoks. Nu, palį pergalės į patirtį esu pirmoje vietoje, palį nusikaltimus. Esu 32, palį areštus 363, palį jėgą pirmoji, palį intelektą esu Leonardas pirmauja, palį pabėgimų iš kalėjimo esu 31 vietoje. Bus tokie 2 kartai. Taip atspėjau. Apie gaują nežinau, jeigu pažiūrėkime mano gaują čia. Tai va, yra tokių narių čia, žinau, mačiau ir nelabai aktyvių, kurie pagarbą nesikelia va. Tai gal bosas jei kas kažką pakeistų ir jumis gal priimtų, nežinau. Tai kas juos susisiekit, gal paklauskit čia. Manau, tikrai jumis priimtų, kodėlgi ne. Jeigu esat, aišku, už ten tų žmonės biškį aukštesnio lygio. Kas čia buvo? VVEHD mane sugavo. Pažiūrim, kelinto jis lygoje VVEHD. O, jis turi 20 limonų pagarbos, kada užsiregistravo, 01.21. Nu, aš susiregistravau šiandieną, tai parodysiu. Štai jau susiregistravau šiandieną, 10 valandą. Tai būtų šeštadienį. Dabar noriu pasiekimą būti policininku ir gauti policininkas naujokas, padaryti 10 arešto. Tai jo, būčiau labai dėkingas, jei kažkas dabar, nu, kuo labiausiai dabar man reikia, tai būtų pinigų, granatų ir kreditų. Arba kokių ypatingų daiktų pasiekimui. Toliau grąžinčiau, aišku, suprantamai, nesu aš iš tų žmonių apgavikų, kurie mėgsta apgaudinėti. Jo, matot, kiek kainuoja čia viskas brangiai, nors skaičiau formę, viskas biški yra kažkas atpigę. Čia sėlinio žaisdavau, tai nežinau kainų. Jeigu jie atpigę, tai praneškit man. Galim dar nusipirkti kreditų, bet nelabai manau, kad tai yra dabar labai vertinga, nes nu kur uždėsi kreditus, jeigu turi pinigų ir beveik viską aš perku už kreditus, tai pažiūrėjau, gal kažką gero pasiūlė žmonės. Kažkokius 2 kreditus pažiūrėsim. Būtų neblogai gauti ypatingų daiktų, nežinau, pigiai gal kaip kokiam pažįstamam. Taigi, daugiausia paaukojusiam nariui bus atsidėkota, o kuo man atsidėkota, tai yra paslapty. Pamatysite, kas tam tikrų subscriberių skaičių ir tam tikrą laikų skaičių bus tam tikrie kaip kuriems žmonėms prizai. Bus išrinkta per random viskas. Tai gerai, manau, sulig čia baigsim. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe, komentuokit. Iki.